va dienelė, viskas, mano projektukas pagaliau pabaigtas, viską parodysim kaip kas. Tai va, ateini, pasidedi akumuliatorių, pasikabini variklį, prisikabini trosus, tada ateini, atsidarai daiktadėžę, išsitrauki laidus, pasijungi laidus, pliusas, minusas, viskas, laidai pajungti, čia ateini, viskas tvarkoje, va, turim kill switch'ų, kad iškritus iš baidarės variklis išsijungtų, turim dvigubą įkroviklį, tas pats rodo ir akumuliatoriaus srovę galingumą, turim šviesas priekyje, turim šviesas gale, čia bus, jeigu naktiniai žvejybai užtrunki ilgiau, ateini įsijungi fish finderį, echolotą, kaip dar čia jį pavadinti. Tada turim, va, susikonstravom ir spidometrą, muši į priekį, muši į greitį. Ir mūsų varikliukas dirba į priekį. Taip pat gali ir sukinėti kairę į dešinę. Tada, jeigu nori, atsisėdęs, patogiai, viskas po ranka, išsijungi pirmą variklį, sustoja dirbti, tada šauni į atbulinį ir jeigu nori varai į atbulom. Tai va, viskas, mano projektas pabaigtas, paruoštas sezonui. Kas norit įsigyti, užsisakyti tokį patį komplektuką, prašom drąsiai susisiekti. Šiandien taip pat jau turėtumėm paleisti ir elektroninę parduotuvę. Jeigu ką, sukursiu dar vieną video. Tai ačiū visiems už dėmesį, ačiū visi, kur sekėt. Tikiuosi, toliau stebėsit mano kūriamus video ir matysit, kaip sekasi man žvejyboje. Tai va, mūsų baidarė baigta. Baidarės žvejai.lt